džiaugiuosi, viešpats tikiu, kad leis mums pasidžiaugti, pabūti drauge ir kaip jau pratę kiekvienais metais, jau eilę metų mes tai darome, bene 10-metį turbūt gerą jau. Dar pamenu, Mindaugas išvažinėjo vasaros pabaigoje, darėm paskutinį krikštą ir nuo to laiko kiekvienais metais vis viešpats kažkaip suorganizuoja mums šitą nuostabią šventę. Ir mūsų mažiau, daugiau, bet mes visada susirenkam Liepos paskutinį sekmadienį ir galime džiaugtis, būdami drauge. Amen? Amen. Pasimelskime trumpai. Brangus Viešpatie. Pas tave dideli tavo stebuklai, tavo meilė amžina, koks didis tu, nuostabus ir didis tu, ir nėra tokių veiktų, ir nėra tokių veiktų, koks didis tu, nuostabus ir didis tu, ir nėra tokių kaip tu, ir nėra tokių kaip tu. Sukyriu pas tave, dideli tavo stebuklai, tavo meilė amžina, ateinu sukyriu pas tave. Dideli tavo stebuklai, tavo meilė amžina, koks didis tu, nuostabus ir didis tu, ir nėra tokių kaip tu, ir nėra tokių kaip tu, koks didis tu, nuostabus ir didis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir taikos karalius tu, tau lenkelės, nes teisumas jūsų tavo šventąjį vardą aš aukštinsiu. Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės giesmė. Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės giesmė. Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės giesmė. Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės giesmė. Pergalės giesmė. Mirsiu tada, mano diena, mirsiu tada, išaukštinsiu tave. Tu paplovei mane savo
gyvenčiau tavo šviesoje, tu nuplovei mane. Savo krauju, savo auką, ir tau šlovė visa, ir tau šlovė visa. Girsiu tave, mano Dieve, girsiu tave, giedosiu myliu tau. Girsiu tave, mano Dieve, girsiu tave, išaukštinsiu tave. Tu nuplovei mane, savo krauju, savo auką, tu prikėlei mane, kad gyvenčiau tavo šviesoje, tu nuplovei mane. Savo krauju, savo... Bandysiu nieko galbūt tokio sakyti čia įspūdingo, beveik viskas jums yra tikriausiai praktiškai žinoma, nieko naujo, bet kaip padrąsinimą jums patiems ir lygiai taip pat savo, nes kiekvieną kartą, kai tenka dalintis žodžiu, šiaip kalbėti, bandau kalbėti tai, kas yra reikalinga pirmiausia man ir tikėtis, kad tada tai bus naudinga jums. Tai aš kalbu kaip savo pamokslauju tarsi, ko man reikia ir tik tai tikiuosi, kad jums reikia kažko tokio panašaus ir Dievas kažkaip per tai prabils. Kad neužtrukčiau labai ilgai, planuoju tarp 2-3 valandų užtrukti. Kuo mes tikime? Vieni tiki vienais dalykais, mes negalim sakyti, kad jie tiki blogesniais, mes tikim kitais dalykais, kam padeda per šitą ašarų pakalnę kažkaip ridentis, tada viskas yra gerai. Bet ne taip yra, nes mes sakom, kad Jėzus yra tiesa, o mes sakom taip vėl, kad jis pats apie save taip sako. Jis sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas ir niekas nenueina pas tėvą kaip tik per mane. Taip pat kitoje Jono Evangelijos vietoje jis sako taip, kad jis sakė susirinkusiems žydams, kad jūs mokysitės iš manęs, klausysitės mano mokslo ir pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir dažnai mes mėgstam kalbėti apie tiesą kaip ir aš dabar, bet kai kurie žmonės nuo to gūžiasi ir riečiasi ir kartais netgi aš nuo to riečiuosi. Iš blogosios pusės. Kodėl? Dėl to, kad mes savo bendruomeniai taip mylėdami tiesą, mylėdami Jėzų Kristų, dažnai galvojam, kad tiesą suprantam vienintelį. Aš suprantu geriausiai. Jau aš tikrai suprantu, kaip yra tiesa, tiksliai, kaip atrodo krikščionybė, kaip atrodo krikščioniškas tikėjimas, o jau mano tas kitas bažnyčiokas jau netaip gerai supranta, o jau nedaug dėviau apie kitus ten evangelikus kokius, kaip jie tikrai jau nieko nesupranta, arba jeigu supranta kitaip, tai tikrai supranta blogai, o jau ten apie kitas konfesijas, ortodoksai, katalikai, tai iš vis tenais į pragarą tik vedęs visus už rankučių aklus nieko nesuprantančius. Tai čia, kodėl norisi dabar kalbėti apie tiesą, bet to pačiu prieiti prie to taško, kad mes bandom pažinti tiesą ir suprasti tiesą nuolankume. Kaip mes atėjom pas viešpatį? Atėjom pas viešpatį nusižeminę. Ir neturim jokios teisės pasikelti, neturim jokios teisės pasididžiuoti ir turim visą laiką suprasti, kad nors Dievo žodis neklysta ir Dievas yra tiesa, bet mes klystam labai dažnai. Ir tada turim atsiminti labai gerai Kristaus tą pamokymą, kad pirmiausia reikia įsikrapštyti rastą iš savo akies, prieš einant krapštyti krislą iš savo brolio akies. Tai nereiškia, kad mes negalim sakyti, kad kažkas yra neteisinga, kad kažkas yra blogai. Ne, aš ne apie tai kalbu. Bet mes kažkaip iš to nuolankumo būsenos, pažinę tiesą, kaip mes tikime, labai greitai persiverčiam į kitą pusę ir galvojam, kad viską suprantam. Ir yra tokia situacija, kaip aš stebiu, kadangi daug bendruomenių man tenka lankyti, tai nesupykit, jeigu bus karti tokie, atrodys ta piliulė, bet kažkaip tokį dalyką aš pastebiu kartais. Kad žmonės galvoja, kad jie Bibliją asmeniškai supranta patys geriausiai. Kodėl? Dėl to, kad šventoji dvasia kalba. Tai reiškia, kad jeigu aš skaitau Bibliją, man šventoji dvasia kalba, aš suprantu viską, kas tenais yra parašyta, man daugiau nieko nereikia. Tai jeigu taip iš tikrųjų yra, tai kam tų pamokslų reikia? Jeigu aš viską suprantu taip gerai. Ir ką daryti su tai žmonėm, kurie kitaip supranta truputį? Ne, aš nekalbu apie tai, ne apie trejybės klausimą, ne apie Jėzaus dieviškumą, ne apie dar kažką, bet galima instrumentus bažnyčiai naudoti, negalima. Krikštas, kiekio vandens turi būti krikšte?
Ar būtinai turi būti tekantis vanduo ar stovintis, nes atsirastų tikrai tokių, kuris kitų negalima stovinčiam vandenį krikštyti. Būtinai tekantis turi būti vanduo. Ir aš suprantu geriausiai dėl to, kad aš skaitau Bibliją ir man šventoji dvasia kalba. Ir ką tada mes taip sakydami, ką mes galvojame apie savo kitus brolius ir seseris? Kad jiems dvasia nekalba. Dėl to, kad jie kitaip supranta. Jeigu jie kitaip supranta, reiškia, yra 4 dabar variantai, kodėl jie blogai supranta. Vienas dalykas. Pavyzdžiui, mes kalbam su kitu savo broliu seserimi krikščionimi ir galvojam apie jį arba ją kažką, taip. Jeigu jisai kažko netaip galvoja, kaip aš lygiai, tai reiškia, gali būti taip, kad jam trūksta žinių. Jį reikia tiesiog informuoti. Tai aš jam pasakysiu eilutę, pavyzdžiui, kaip Česlovui dabar sakau, kad žmogus gyvas ne vieną duoną, reiškia, tau valgyti dabar nereikia, vėliau pavalgysi. Arba iš vis gal to valgyti nereikia, ne? Nes taip yra prašyta. Aš viską suprantu teisingai, šventoji dvasia taip kalba, žmogui valgyti nereikia. Ne vieną duoną. Kiekvienu žodžiu, kuris išėjo. Ir čia mes viską, ką darom, mes einam prieš Bibliją. Realiai. Taip. Jau tą įtvirtinom. Bet ne, mes taip pradedam sakyti kitiems žmonėms, kad galvojame kitus žmonės, kad jie kažką daro arba galvoja ne taip dėl to, kad jiems trūksta žinių, tada mes jiems tų žinių suteikiam. Tarsi jie niekad gyvenime nebūtų vartę Biblijos. Mes pirmą kartą jiems ateinam ir pristatom šitą žinią. Parašytą. Perskaitai? Dabar tu galvoji lygiai taip pat kaip aš. Ne, negalvoju. Ne? Gerai. Jeigu negalvoji, tada tikriausiai tu esi kvailas. Nes aš tau pasakiau, kaip yra. Ir jeigu tu nesutinki su manimi, reiškia, tu kvailas esi. Bet ne, žiūri, tas žmogus nėra kvailas. Jis išėjęs kažkokius mokslus. Jis gal dirba kažką tokio, ko reikalauja mąstymo. Jis normaliai atrodo gyvena, nėra nupušęs visai, tai jis gal nėra kvailas. Jeigu jis nėra kvailas, tada tikriausiai jisai žinių turi. Dabar jau aš jam suteikiau, jisai nėra kvailas, bet jis vis tiek taip pat lygiai negalvoja kaip aš, reiškia, jis yra nedvasingas. Jisai mažai meldžiasi, jisai nepasninkauja. Jisai netaip myli Dievą kaip aš, nes jeigu jisai būtų toks dvasingas kaip aš, jisai galvotų lygiai taip pat. Aš esu dvasingas be abejo, o tas žmogus nedvasingas, tai dėl, reiškia, jisai mažai meldžiasi. Arba, jeigu jisai yra kažkokiam dvasingume, jeigu jis nėra kvailas ir jisai dabar jau turi žinių, tada yra blogiausias variantas. Jis yra blogas, tiesiog jis yra piktavalis. Dievas norėtų jam kalbėti, aš norėčiau jam kalbėti, bet jis nepriima, nes jis yra blogas žmogus. Ir tada mes, čia mūsų eilutė dabar šitai pusė yra, kaip gera ir malonu, kai broliai gyvena vienybėje. Ir galim pagalvoti apie tai, kiek mes tos vienybės patiriame iš tikrųjų savo, net nekalbant apie bendrus krikščioniškus ratus, bet apie evangelinius ratus. Arba savo bažnyčią. Paimam savo bendruomenę, kurios net nėra didelės, ne? Pas mus Ukmergėje iš vis dar mažesnė yra negu tikriausiai Anykščiuose ir Jonavoje, ne? Apie 10 žmonių, 12 galbūt. Ir tada mes galim toj jau bendruomeniai, turėdami tokį požiūrį, kad tas mano draugas turi arba mažai žinių, arba jis yra kvailas, arba nedasingas, arba blogas, mes jau pasiduodam tam tokiam šėtono gundimui eiti ir skaldytis. Dėl nereikšmingų dalykų. Dėl nereikšmingų. Dabar yra reikalas, kai mes turime ir suteikti, ir subarti, ir pasiaiškinti, ir sakyti, kad tai yra netiesa. Pavyzdžiui, jeigu kažkas ten sako, kad Dievas nėra trejybė, arba kokį nors labai keistą mokymą sako, kuris senai buvo pasmerktas, arba elgesi tikrai nemoraliai savo gyvenime, akivaizdžiai. Tai apie tai kalbam. Bet dabar mes turim tiesą, bet tą tiesą pirmiausia bandom pritaikyti savo. Gerai, Jėzus Kristus yra tiesa, aš jį priimu su nuolankumu, aš ne viską suprantu, Dievo žodis yra neklystantis, aš esu klystantis, dabar aš noriu iš to mokytis. Geriausia vieta mokytis iš Dievo yra ne vienam pačiam atsisėdus su Biblija, nors tai yra gerai, bet tai nėra pati geriausia vieta. Pati geriausia vieta yra, kai tu tą savo mokymąsi vienas pats, kur tu esi skaitai, tu atsineši į bendruomenę, kalbėsi su savo broliais ir seserimis, savo bendruomeniai, platesniai krikščionių bendruomeniai ir tuo pačiu žiūri atgal į istoriją. Nes daug klausimų, kuriuos šiandien naujienai, reikėtų taip daryti, čia seniau nieks šito dalyko nepagalvojo, išspręsti yra prieš kokį 1500 metų. Buvo surinkti bažnyčios susirinkimai, sušaukti, tie klausimai buvo sprendžiami, daug tų dalykų, kurie yra dabar iškyla kaip kažkokios naujovės, kurias reikia spręsti, yra jau senai praspręstos ir mes galim atsiremti į krikščionišką istoriją ir mokytis su ta buvusia bendruomenė kartu. Tai nereiškia, kad mes viską suprasim, viską išsiaiškinsim, lygiai taip pat galvosim, bet mes turim išsiaiškinti, kas yra svarbiausi dalykai, dėl kurių mes negalim. Mes turim pasakyti, ne, tai yra netiesa. Pavyzdžiui, kažkas tyčios iš Jėzaus Kristaus dieviškumo, sakom, tai yra netiesa.
Mes mylim Jėzų Kristų, kuris yra Dievas, kuris yra tiesa, bet jeigu ten ateina klausimas apie užuolaidas, ar apie muzikos grožį, ar apie instrumentų naudojimą, ar apie vandens kiekį, ar apie dar kažką, mes tada sakom, kad gerai, mes galim apie tai diskutuoti, norim tai geriau suprasti, norim geriau garbinti viešpatį, bet mes norim išlaikyti vienybę. Tai svarbiausiose dalykuose mes laikomės tiesos griežtai, tose periferinėse mes toliau su meilė diskutuojam su savo broliais ir seserimis, bandydami išlaikyti ir pasiekti vienybę. Kiek tai yra įmanoma padaryti. Dabar vėl prisiminti tokį dalyką. Kaip Kristus sako, kad žmonės atpažins mus? Pagal ką? Pagal tai, kaip mes mylim vienas kitą. Taip yra parašyta. Kokios yra 3 didžiausios dorybės, kurios Paulius apaštalas išrėčia 13 skyriui? Jis kalba apie odę. Meilė tokia ilga ir tada sako, pabaigoje yra tikėjimas, viltis ir meilė. Kuris iš jų pasilieka? Paskutinis. Meilė. Net jeigu mes turim tvirčiausią tikėjimą, turim visą tiesą, bet neturim tame meilės artimui, kaip tokiam, kuris yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, net jeigu klysta, net jeigu grybauja, nes aš klystu ir aš grybauju, aš esu daug blogesnis negu man atrodo. Bet mes nesiekėme, kaip sakytos, vienybės tiesoje ir meilėje, tai tada mes turim problemą. Kodėl aš dabar apie tai kalbu? Nes aš taip sakau, daug keliauju per krikščioniškas bendruomenės, įvairias tenka kalbėti joms ir aš matau, kad tos vienybės mums labai stipriai trūksta. Ir ten, kur reikia griežtos rankos ir griežto įsitikinimo kažkur, ten dažnai jis yra paleidžiamas ir jo nėra. O ten, kur reikia laisviau žiūrėti ir ieškoti tokio gilesnio sutarimo, ten labai griežtai žmonės žiūri į kažkokį klausimą. Ir viskas yra apsiverti aukštinkojom. Tie dalykai, kurie turėtų būti patys svarbiausi, jie nebėra svarbus, o tie dalykai, kurie neturėtų būti svarbiausi, dėl jų yra skaldomasi. Tai mes turim vėl gilintis, aiškintis kažkaip, bet visą tai daryti meilėje. Taip, aišku, tiesa, mums yra svarbu, Kristus yra svarbu, bet suprasti tai, kad aš asmeniškai nesu visos tiesos žinovas. Aš atsiremiu be abejo šventosios dvasios vedimą, bet to pačiu krikščionių bendruomenę, kuriai vadovauja šventoji dvasia. Pragaro vartai negalės bažnyčios, ne Lauryno nenugalės, bet visos bendruomenės. Mes dėl to čia renkamės viens kitą pastiprinti, padrasinti, diskutuoti, aiškintis, kartais karščiau, kartais mažiau karštai, ne, bet meilėje. Tas dalykas apie bendruomenę ir apie tiesą, kas yra svarbu, ne? Dar kokį norėjau paliesti, tai yra nerimas. Nes mes visi nerimaujam, aš nerimauju. Dėl daug dalykų nerimauju. Dėl karo nerimauju, dėl lėšų galiu nerimauti, dėl maisto, dėl dukra kaip auga, dėl daug dalykų aš galiu nerimauti. Jūs visi nerimaujate dėl kažko. Kaip mums dabar įveikti tą nerimą ir ką tai bendro turi su tiesa ir su bendruomenė ir su meilė? Viską bendro turi tai. Kodėl? Dabar kaip mums reikėtų įveikti nerimą? Jeigu Dievo nėra, tai mes galim tik save apgauti, kad viskas bus gerai, Laurynai. Viskas bus gerai. Bet jeigu Dievo nėra, nebus viskas gerai, nes gyvenimas yra absurdas, nesąmonė. Gimsti ne savo norų, kankiniesi, makaluojasi, tad numiršti ir nieko nebėra. Ir visiškai nesvarbu, nei kiek tu gyvenai, nei kaip tu gyvenai, nei tu stengiasi, nesistengi, nei kiek pinigų, tai absoliučiai nieks nesvarbu yra. Jeigu Dievo nėra ir nėra amžino gyvenimo. Bet jeigu Dievas yra, o Dievo vardas koks yra, aš esu, jo esmė yra būti. Jis yra būtis, kuriame mes esame. Tarsi Dievuje. Ne fantizmas čia, bet apaštalas Paulius taip sako, mes Dieve esame. Dievas yra asmeniškas, jis yra tikras, jis yra tiesa. Ir dėl to, kad jis yra tikras ir jis yra tiesa, jis yra ir meilė, jis yra mūsų kūręs ir jis mums duoda pažadų. Ir mes nerimą įveikti galime tik remdamiesi jo pažadais. Jisai mums žada, kad galiausiai viskas tikrai bus gerai, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Nebūtinai dabar. Sveikatos problemos, nepriteklius, lygos, nesantaika, daug dalykų gali būti, bet galiausiai viskas bus gerai. Kodėl? Dėl to, kad mes matysim Dievo veidas į veidą. Ir net dabar mes galim patirti nemažai džiaugsmo, net ir tuose išmėginimuose ir sunkumuose, ir būti ramščių vienas kitam ir pavyzdys kitiems žmonėms, kurie neturi šitos vilties. Tikėjimas virtis į meilę. Mes tikime todėl, kad tai yra tiesa. Mes turime viltį todėl, kad tai yra tiesa. Kad Dievas yra tiesa. Ir galiausiai mes mylime, todėl kad Dievas yra mūsų pašaukęs į meilę. Ir tai yra teisinga. Tai yra gera. Mes galvojam, kad dažnai, kad meilės reikia šiek tiek prisitaupyti, nemylėti, kaip čia dabar reikėtų sakyti.
neišsiaiškinsime čia visko dabar iki galo, bet nes tokį jau atveriu tokią per didelę galbūt skrynę, bandyti susiprasti, kas yra tiksliai meilė, bet mes nei vienas meilės normaliai nesuprantam. Aš garantuoju tai. Mes galvom, kad suprantam, bet nesuprantam. Mes nei suprantam, nei tikim normaliai Dievo meilę, ką tai reiškia, nei jo gailestingumu, nei mes mokam gerai mylėti, tinkamai mylėti, nes, pavyzdžiui, galvom, kad aš taip aukojuosi dėl kitų žmonių, aš taip juos myliu. Ir galvom, pavyzdžiui, kad tai yra meilė, o kartais mes darom meškos paslaugą, nes mes, pavyzdžiui, padarom viską už tą kitą žmogų ir nesuteikiam jam jokio savarankiškumo. Arba mes taip mylim, mes turim kietai mylėti, mes taip susilaikysim, arba pirmiausia, aš taip savim pasirūpinsiu, kad galiausiai taip aš savim rūpinosi, kad daugiau nieko nesirūpinu, tik savimi. Vienas kraštutinumas gali būti kitas kraštutinumas. Ir mes dažnai va taip makaluojamės, nes nesuprantu, aš nemoku gerai mylėti. Aš nežinau, kaip tiksliai reikia mylėti. Kristus rodo pavyzdį, sako, mylėti reiškia gyvybę už draugus atiduoti. Tai reiškia aukoti save, bet to pačiu jis sako, kad mylėti Dievą visų kuo, o mylėti artimą kaip save patį. Tai reiškia ir save kažkaip reikia mylėti. O aš iš savęs gerai nemoku mylėti. Aš arba save nuneigiu ir tada superdegęs ir ant visų pykstu dėl to, kad kaip aš čia dabar visus myliu, kaip aš dėl visų stengiuosi ir galiausiai tiesiog manie kyla pyktis kažkoks už tai, kad aš kažko negaunu atgal. Arba aš taip į save susikoncentravęs, kad aš esu tik pats savo. Tai gerai, bet mes esam pašaukti mylėti. Dabar kaip mes mylime, ne vienas kitą? Vienas iš būdų, kaip mes mylime vienas kitą, tai yra tokiais praktiniais patarnavimo darbais. Kažkas padarė valgyti, neatsirado iš niekur. Iš kažkur tie pinigai atsirado, iš kažkur tas maistas atsirado, iš kažkur šita vieta buvo užsakyta, žmonės ruošėsi, iš kažkur gitaros atsirado. Viskas iš kažkur atsirado tam, kad mes galėtum čia susirinkti ir būti kartu. Dabar yra tokia vieta Mato Evangelijoje, 6 skyriui, čia yra įdomu, ką pastorius sakė Giedrius prieš tai, kad pasimokysim kažko iš paukščių. Lyg ir kažką tokio atsakėt apie paukščius. Ir aš apie tai norėjau šiek tiek kalbėti. Dabar tų paukščių nesimato. Bet jų yra, patikėkit, yra paukščių, egzistuoja jie. Lietuvoje taip pat yra tų paukščių šiek tiek. Ir Jėzus duoda tokį pavyzdį. Palaiminti tikintis nematė, nėra paukščių, bet jie yra. Jėzus duoda daug pavyzdžių tam, kad mes suprastume, ir ką reiškia mylėti, ir ką reiškia aukotis, ir ką reiškia pasitikėti Dievu. Jis vieną duoda tokį žiauriai keistą pavyzdį. 6 skyriui Mato, nuo 25 eilutės, jis sako taip. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, ko vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpešių, bet per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužių, pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, ne Saliamonas, pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengė lauko gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į ugnį, tai ar jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime. Visų tų dalykų vaikosi pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Todėl nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Ar Jėzus nesupranta, kad reikia mums pavalgyti? Ar Jėzus nesupranta, kad mums reikia apsirengti? Supranta, bet jis negali pasakyti per 2 minutės, vienu įkvėpimu, pasakyti viską, ką jis nori pasakyti. Lygiai taip pat ir aš negaliu visko pasakyti. Ne, dabar kai kurie sakys, Laurynui nerūpi, kaip ten kas ko tiki, svarbiausia, kad būtų vienybė ir kad visi mylėtų vieni kitus. Ne, aš ne apie tai kalbu. Į vieną dalyką tik atkreipiu dėmesį, kaip ir Jėzus. Jėzus sako, jeigu norit suprasti, ką reiškia nesirūpinti rytdiena, pasimokykit iš paukščių. Labai patogu gyvenat kaime. Jeigu ne, reikia kažkur pristoti pasižiūrėti. Ką tie paukščiai daro? Ar jie visai nesirūpina? Jie suka lizdus, ne? Jie nešasi maistą kažkokį. Gal jie to iki galo nesuvokė. Jie kažką daro. Bet jų gyvybė priklauso absoliučiai nuo viešpaties. Ir rytdiena. Jie nesupranta net apie tą rytdieną nieko. Jie kažką daro. Neša tą mažą šapelį, bet jis viešpats pasirūpina. Jos Dievas yra sukūręs. Sako, ar jūs nesat svarbesni už tos paukščius?
Ir tada čia klausimas retorinis, taip, mumis Dievas labiau rūpinasi negu tais paukščiais. Jis yra mūsų kūręs pagal savo atvaizdą. Todėl mes galim irgi pasitikėti juo, kaip tie paukščiai nesuvokdami, tai mes suvokdami galim tikėjimu juo pasitikėti. Ir vienas iš būdų, kaip dabar Dievas mumis aprūpina, yra susijęs su bendruomenė. Ir tai, kad šitą eilutę nėra vien apie tai, kad Dievas tavimi asmeniškai pasirūpins, tau duos darbą, tau duos dar kažką, bet kad bendruomenė, viena iš priežasčių, kodėl Dievas būrė bendruomenę, kad mes mokėtume vieni kitais pasirūpinti, nešiuoti vieni kitų naštas. Kažkas turi daugiau lėšų, gali pasidalinti su to, kas turi mažiau. Kažkas gali maisto atnešti, kažkas dar gali. Mes visi tokie kaip esam didelis toks suneštinis balius, nuolatinis. Dievas yra įsteigęs bendruomenę, bažnyčią. Dėl daugelio priežasčių, bet viena iš jų yra ta, kad mes atspindėtumėm tą Dievo širdį pasaulį, kaip Dievas nori, kad žmonės gyventų. Mes esam ta maža tokia visuomenė, kad čia žmonės pažiūrėjo iš šono, galėtų sakyti, o, seni, jauni, turintys darbų, neturintys darbų, pensininkai, vaikai, visi kartu, va jie, visi skirtingi žmonės. Skirtingiausių sluoksnių, pajamų, gyvenimo, patirčių, visa kita. Jie kažkaip sugeba gyventi kartu, vieni kitais rūpintis ir džiaugtis. Ir nebūti visiškai tokie patys. Bet juos kažkas vienyje. O vienyje kas? Tiesa, meilėje. Pakęsdami viens kitą. Pasirūpinam, dalinamės, džiaugiamės. Ir į tokią bendruomenę, liūdėm kartu, aišku, ne tik džiaugiamės, ir liūdėti kartais tenka. Ir į tokią bendruomenę, į tokią Dievo šeimą, šiandien irgi krikštų žengia tos seseris, kurios krikštysis. Išpažindamos tą tikėjimą, tiesa, ir žengdamos į bažnyčios bendruomenę. Tapdamos jos dalimi, įsipareigodamos jai, tai Dievo šeimai. Kartu liūdėti, kartu džiaugtis, diskutuoti, palydėti, viens kitą prie tiesos, bet viską daryti meilėje. Dėkojom tau, Dieve, kad tu esi geras, kad tu esi maloningas, kad tu esi myli. Iš tikrųjų, žinot, žiūri tai, kas aplinkui ir galvoja, kiek daug gražių akių. Jūs galvojate, kad aš sakysiu apie paukščius. Bet kiek daug gražių akių, kiek daug gražių veidų ir kiekvienas iš mūsų mes unikalūs, ar ne? Ir kažkaip beklausydamas, o taip supratau, kad kiekvienas iš mūsų mes ne tik, kad unikalūs patys savo, bet mes kiekvienas unikaliai ir mokame išreikšti savo meilę. Amen. Tikrai branginkime tai ir supraskime, kad Dievas iš tikrųjų nori kažką pasakyti. Sugiedosim giesmę, tada skaniai pavalgysim ir tada krikštysim. Gerai? Aliuja. Jėzau, aš tavim širdį tau skiriu. Tu esi šviesa, meilė ir tiesa. Dėkoju, kad tave turiu. Tu esi šviesa, meilė ir tiesa. Dėkoju, kad tave turiu.
Negalima vaikams, kol neišmoksta gerai vaikščioti, to batų dėti, taip sako, dėl to gydytojai dėl to, nes. Labą dieną. Labą dieną. Užstrigom. Rimti dalykai. Labai. Ačiū, nieko vis tiek. Ačiū. Vis tiek, tas yra sakralinis momentas, kad mes turim, kaip sako, prieš viešpatį su jo žodžiu. Kaip šventas krikštas tau primena ir garantuoja, kad vienintelė Kristaus auka buvo skirta tavo labui. Ir Heidelbergo katekizmas evangelikų sako, kad Kristus įsteigė šį išorinį apiplovimo vandeniu ir tuo pažadėjo, kad jo kraujas ir dvasia nuplauna mano sielą nuo nešvaros, tai yra nuo visų mano nuodėmių, taip tikrai, kaip išoriškai vanduo nuplauna mano kūną. Tai reiškia būti nuplautam Kristaus krauju ir dvasia. Tai reiškia turėti nuodėmę atleidimą iš Dievo malonės dėl Kristaus kraujo, kurį jis praliejo už mus, aukodamas ant kryžiaus. Be to, tai reiškia būti atnaujintiems šventosios dvasios, būti pašventintais Kristaus nariais, kad kuo toliau, tuo labiau mirtume nuodėmei ir gyventume šventai bei nepeiktinai. Viešpats iš tiesų duoda jėgų mums tai atlikti, nes mes patys bejėgiai. Ir krikšto įsteigimo žodžiai: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas.
o kas netikės, bus pasmerktas. Tas pažadas yra kartojamas ir kitose švento rašto vietose, kur krikštas vadinamas atgindančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, nuodėmių nuplovimu. Ir kad jūs darote rimtą žingsnį, rimtą sprendimą ir tai visos bendruomenės ir svarbiausia dangaus ir viešpaties akivaizdoje. Tai yra šventa, yra ir amžina. Tai mes su Valerijumi eisim tada ir jūs po vieną tada. Štai prieš tave dangus, Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, Jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai yra, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Laukiamas esi. Jūs skaityti šalį, filmuoja, net ar jūs nematote. Jėzus už tave atidavė save, štai prieš tave dangus. Jėzus tai yra, Jėzus tai šviesa, Jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai yra, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Tai yra, Jėzus tai šviesa, Jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai yra, Jėzus tai šviesa, Jis trinanti nuodėmes visas. Deginanti nuodėmes visas. Deginanti nuodėmes visas. Malonus ir gailestingas, negaliu. tikiu, kad esu tau reikalingas. Viešpatie, koks geras tu, malonus ir gailestingas. Širdimi visa tikiu, kad esu tau reikalingas. Kad esu tau reikalingas. Kad esu tau reikalingas. Dar kokią nors vietą. Tave aš garbinu ir lenkiuos,
Tave aš garbinu ir lenkiuos. Tave aš garbinu ir lenkiuos. Aš garbinu, kaip lietuje šaunu Dievą šlovinti. Bet visą amžinybę, kad tai išliktų ne tik tai ant popieriaus, bet išliktų dvasioje tas toks kaip antspaudas, kaip užtvirtinimas, kad jūsų išgelbėjimas jisai tikrai užantspauduotas, 100%. Ir mes kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, mes tikime, vilėmės ir aš galvoju, kad mes manome visi vienodai, čia jau nereikia skirtingai mąstyti, kad jūs gyvensite iš tikrųjų šventą, pašvęstą gyvenimą viešpačiui. Ir aš galvoju, kad krikšto sakramentas jis tarsi priduoda tokios jėgos. Ir kai ateina pagundimas, tu kažkaip prisimeni, palauk viešpatė, bet aš tau pasižadėjau, kad aš gyvensiu su tavimi šventai. Ir tu žiūri, ateina jėgos, Dievas pripildo tave ir tu nedarai tą, ką paprastai padarytum. Tai daug nekalbant, iš tikrųjų mes turime štai tokius pažymėjimus. Reiškia, krikšto liudijimas yra atskiras dokumentas ir pažymėjimas su antspaudu, su visais reikalingais rekvizitais tam, kad kur jūs bebūtumėt, jeigu jūsų kažkas paklaustų, jūs turite ką parodyti. Ne tik pasakyti, bet ir parodyti. Tai mes norime jūsų Aldutę pakviesti ir įteikti šį liudijimą. Tai šiuo pažymėjimu ir šiuo krikšto liudijimu mes pažymime, kad Aldona Tylienė Jonavos krikščionių bažnyčioje, evangelikų krikščionių bažnyčioje priėmė krikšto sakramentą Dievo ir bendruomenės akivaizdoje. Tai džiaugiamės ir sveikinam jūs. Norit kažką pasakyti? Sunku rasti iš tikrųjų žodžių, kuriais norėčiau išreikšti savo dabartinę būseną ir balsas turbūt ir parodo ir panašiai daugumą esat jautę, tai yra nenusakoma, tai ir jaučiu, kad tai yra tikrai užtvirtinimas, kaip ir pastorius pasakė, nes man šito užtvirtinimo labai reikėjo. Ir tikėjau ir šiaip ir žinojau, kad padeda Kristaus žodis, Kristaus vedimas ir jo tiesa ir meilė. Ir turint problemų, sakykime, sveikatos, kas aš būčiau be tikėjimo, nežinau. Nežinau, kur aš dabar būčiau ar iš viso ar būčiau. Tai dėkoju šitai bendruomeniai, pastoriui ir visiems ukmergiškiam, jonaviečiam ir savo anykštėnam, kurie visokiais būdais palaiko, padeda ir tiesiog mano atrodo dvasia ir kūnas atsiskyrė, atrodo, kad čia kažkur čia sklando. Tai kai nebūtų gražbiliavimas, tiesiog jaučiuosi labai laiminga, palaiminta ir Jėzaus Kristaus vardu dėkoju visiems. Galima, dar norėčiau instrumentą tokį padovanoti, tai yra skudutis, iš lietuviško bambuko padarytas, kad jums primintų, kaip traukinys juda, kad jūs visą laiką judėtumėt, kur viešpats jūs kvies, ten ir būtumėt, kur šventoji dvasia jūs kvies, ten ir būtumėt ir niekada neatsitrauktumėt nuo jo, nes tai yra saugiausia, tai yra tvirčiausia, tai yra palaiminčiausia vieta būti su juo ir ypač kambarėlėje su juo. O čia atsipūtimui yra labai paprasta. Važiuokite su juo kartu traukinyje. Kaip atsipūsti, prisiliesdama prie šito skudučio. Ir galima gintis nuo piktojo pagundimo. Taip, jeigu nori blogą žodį pasakyti. Ir važiuoju su Kristumi. Pirmyn.
Šiuo krikšto liudijimu pažinime, kad Alvyda Rimšaitė Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčioje priėmė krikšto sakramentą Dievo ir bendruomenės akivaizdoje. Tai va, sveikinam tave, Alvyda. Džiaugiamės. Aš daug pasistengsiu nekalbėti, bet noriu padėkoti Giedriui, tuo pačiu ir Birutį, kad gyvenime taip susiklošęs aplinkybėm irgi keliai taip susipynė, susivedė, kad susitiko mes, nes kiekvienam žmogui reikia tinkamą vedlį gyvenime. Ir man visada yra smagu žiūrėti, stebėti žmogų, kuris negyvena pagal tą principą, kad kalbat vieną, gyvenat kitaip. Jūs taip gyvenat ir apie tą gyvenimą jūs taip galit pakalbėti. Bet žodžiai nesiskyrė nuo jūsų atliekamų veiksmų. Pavyzdys, aš irgi, ta prasme, mes saldūtė esam tokios emocionalios. Man vertybė didžiulė yra šeima. Deja, bet man pačiai taip susiklostė aplinkybės, kad atribota buvau nuo to ir man jūsų šeima yra kaip pavyzdys. Didžiulė, graži, kur vienas kitą, bet kuriuo gyvenimo momentu sugeba palaikyti. Tai va, dėkui už tai, kad jūs rodo tinkamą pavyzdį. Ir tuo pačiu, kad jūs tą savo sukurtą šilumą irgi sugeba dalinti ir kitiems. Kristumai ir visos žaizdos būtų jūsų išgydytos ir jūs gautumėt tokį palaiminimą, kad net tą, kas buvo, kad viskas, kaip sako, liko. Pirmin su juo, sako, tikėjimas, tikėjimas. O jūs važiuokite ir greitai važiuokite su traukiniu. Jau su juo. Būkit palaiminta. Dėkui. Dėl Skudučio, tai mes gyvenam skirtingose Anykščių rajonuose. Galėsit susišvėlti. Labai geras garsas girdėti vienas kitą. Ir dar jo labiau mes gyvenam Anykščiuose, kur periodiškai tutuoja traukinys. Tai galėsit Nuostabu. Siaurukas, ar ne? Man teko dar važiuoti. Tai siaurukas nuostabu. Dėkui, tu duosiu. Būkit palaimintos, jo. Taip. Aleliuja! Viešpatie, iš tiesų mes palaimink viešpatie mus visus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Gražios šventės, taip, tai dar nesibaigė. Ne, norėtumėm tą progą iš tikrųjų, kad tikrai šventoji dvasia vestų, nes labai čia iškilmingas irgi tas dalykas. Krikštas, jo, kad šventoji dvasia vestų. Kaip sakėt, po... Kas gyvojo vandens. Aš stovėsiu. Ir kad visus vestų irgi taip pat, kurie dar neturėjo krikšto, kad vestų prie to tinio gyvojo. Sukurti Dievą man ir vandeniu, sielą mano nuplauk ir širdį. Sukurti Dievą man ir vandeniu, sielą mano nuplauk, upės gyvojo vandens. Upės gyvojo vandens, upės gyvojo vandens, tai šventoji dvasia. Upės gyvojo vandens.
vandens, upės gyvojo vandens, upės gyvojo vandens, šventoji dvasia. Yra širdis su kūrėma ir vandeniu. Siela mano yra širdis su kūrėma ir vandeniu. Siela mano upės gyvojo vandens, upės gyvojo vandens, upės gyvojo vandens, tai šventoji. Savo įstatymą, savo tautai, ten yra parašyta tokia eilutė, kur viešpats sako, 3 vardina 3 šventes ir sako, ten būtent vyrams, tai sako, kad vyrai tai privalo ateiti švęsti tas šventes. Ir ten taip įdomiai užrašyta, sako, ir nuo akivaizda tuščiomis rankomis. Pažįstamas krepšelis. Pažįstamas labai krepšelis, iš tiesų be galo palaimintas krepšelis. Ar palaimintas krepšelis? Amen, amen. Iš tiesų taip, tai vėl laisva valia, be jokios prievartos krepšelis yra čia. Prieisit ir kas ką norėsit, galėsit paaukoti. Ne, padėtas. Ar dabar paleisti? Kaip jums? Praleisti dabar? Paskui. Gerai. Va, kas norėsit va čia, gerai? Gerai. Aleliuja. Ir toliau mūsų šventė tęsiasi. Programoje turime 3 liudijimus. Kadangi mes esam 3 bendruomenės ir sakykime, netgi toj pačioj bendruomeniai kažkaip tai uždulka ir visą kitą, eina laikas ir mes pamirštam. O tuo labiau, kai 3 bendruomenės suvažiavusios iš tiesų norisi mokintis tos vienybės, mokintis bendrauti, pažinti vienas kitą ir atiduoti šlovę Kristui. Tai šiandieną mes turėsim iš kiekvienos bendruomenės po vieną liudijimą. Tai nežinau, gal Agnutė yra, trumpai taip, jinai yra papasakos, iš kur tu? Agnė yra Ukmergės evangelikų bažnyčios šlovintoja, tarnautoja, pamokslininkė, žodžiu, nuostabi sesė, kuri myli viešpatį, ištikimai seka juo, myli bažnyčią ir tikrai aš manau, kad turi ką pasakyti. Kaip kažkas pasakė, sako, tai šventas vaikas. Tikėjau labai senai. Tikėjau 91 metais, labai gerai prisimenu Sigutę, manęs turbūt nepažįsta. Aš prisiminiau, iš karto nebūčiau pasakius nieko. Ir aš net pažinau, bet buvo labai senai tas. Mes buvom vaikai, iš tikrųjų, aš dabar kaip pagalvoju, mes buvom vaikai. Atrodė, kad buvom suaugę ir tokie viską žinantis, viską suprantantis. Ir ėjo laikas ir keičiasi mąstymai, keičiasi širdis, bet aš labai trumpai, kad visada aš gimiau šeimoje, kur Dievo nebuvo iš vis. Nei mama, nei tėtis nelankė bažnyčios, nors giminė ir močiutės ir seneliai buvo tikintis. Mano senelis vienas yra reformatas buvęs, kiti seneliai lankė bažnyčią ne tik sekmadieniais, bet ir šiaip paprastom dienom. Buvo teta, kuri vienuolyne gyveno. Ir iš tiesų ta giminė buvo labai graži, didelė ir tikinti. Bet mūsų šeimoje mes kažkaip vaikai augom, negirdėjom apie Dievą iš vis nieko. Ir tėtis buvo partinis. ir tokia šeima, standartinė tarybinė šeima buvo. Ir ėjo laikas kažkaip labiausiai, kai reikėjo Dievo, aš pamačiau, kai atėjo paauglystė. Kai tas ateina toks brendimo laikas, kai tu nesuvoki, nesupranti, kai viskas pradeda keistis ir tu trokšti tos meilės ir nežinai, kas vyksta. Ir aš dabar kaip atgaminau, kaip manęs paprašė paliūdyti, tai aš prisimenu tokius 3 gyvenime etapus, kai pirmas etapas buvo vaikystėje, kai mes su draugė žaidėm kieme
Ir draugė pavadino nueiti pas močiutę ir ta močiutė sako, tai tu, sako, nepriėmus pirmos komunijos. Ir aš tada prisimenu, jinai man liudijo apie Dievą, sako, vaikeli, Dievas yra. Ir aš tada bėgom į namus, gal kokius 2 kilometrus atgal. Ir aš sakau, mama, sakau, man reikia suknelės baltos, gi Dievas yra. Šitą prisiminsiu visą laiką. Tai buvo toks Dievo prisilietimas. Vėliau buvo tetos, kurios atvažiuodavo į kaimą, kai vykdavo atlaidai katalikų bažnyčioje. Ir mano viena teta pasakė, tu išmok kažkokią maldą arba Sveika Marija, kuri buvo populiari, arba Tėve mūsų. Ir aš įsirinkau Tėve mūsų kažkodėl. Tai aš išmokau mintinai ir jinai mane nusivesdavo į bažnyčią. Ir aš prisimenu, stoviu prie bažnyčios, mes meldžiamės ir aš galvoju, Dieve, kaip gerai, jeigu tu būtum. Va tavęs nėra, žmonės tiki, kaip aš galvodavau, kad jie tiki Dievu dėl to, kad tokia kaip paguoda prieš mirtį. Bet aš stovėjau ir galvojau, kaip būtų gerai, jeigu Dieve tu būtum. Ir tom kažkaip viskas užsibaigdavo. Tetos išvažiuodavo, šventės baigdavo, saldainių prisipirkdavom per atlaidus, vaikai buvom laimingi. Ir kai atėjo paauglystė, atėjo sunkus laikas, aš buvau labai sunkus vaikas. Iš tikrųjų, dabar visiškai nepanašiai, kokia aš buvau. Tėvam buvo daug bėdos su manim labai. Ir buvo labai sudėtinga. Ir aš galvojau, kad manęs niekas nesupranta, tėvai nesupranta. Ir mokytojai nesupranta. Ir atrodo, lyg tai ir nori, kad kitas tave mylėtų, bet tu matai, kad tu visiems tik pasipriešinimas. Ir brolis mano tuomet, kai aš dar mokiausi mokykloje, jis jau buvo studentas visi inžinerinio instituto. Ir jis, prisimenu, grįžo į namus iš Vilniaus ir mes susitikom laiptiniai. Ir brolis sako, žinai, kad Dievas yra. Ir aš tada supratau, kad jis yra. Tiesiog, va tuo momentu atrodo viskas, aš suvokiau, kad jis yra. Ir jisai sako, jis yra ir jis tave labai myli. Ir kai jis man pasakė, kad jis mane myli, tai man to labiausiai reikėjo. Tada aš prisimenu, kad aš grįžau į namus, susirakinau kambarėlį, atsiklaupiau ir sakau, Dieve, sakau, aš nemoku melstis, bet aš taip noriu, kad tu atidengtum tą meilę, aš noriu pajaust, kad tu tikrai manęs myli. Ir ta Dievo meilė tokia buvo beribė, kad mano veidas buvo šlapęs nuo ašarų, buvo toks Dievo buvimas. Ir aš supratau viskas, aš nieko nebebijau, nes jis mane myli. Ir mane gali visas pasaulis nekęst, manęs gali visi nemylėti, manęs gali niekas nesuprast. Aš žinau, kad aš dabar galiu ir turiu pas ką ateiti, kad aš turiu. Ėjo laikas ir aš pavydėjau meilės kitiem. Ir buvo ten, tuo metu, kaip Sigutė pamokslaudavo, aš prisimenu, daug kas liudijo apie Dievo meilę, aš pavydėdavau, aš norėdavau, kad jis mane mylėtų labiau. Aš norėjau šito, aš troškau tos meilės, bet dabar atėjo tas laikas, kai iš tikrųjų aš noriu, kad kiekvienas pajaustų tą meilę, kad prie kiekvieno prisiliestų, nes Dievas myli be galo kiekvieną. Tai reikia paprašyti, tai reikia pabūti jo artume, tai reikia prie jo prisilies širdimi ir jis kiekvienam atvers meilę, nes jis be galo mylintis, jis savo vaikus be galo myli. Ir aš laiminga, aš tiesiog tik tai gailiuosi, kad per vėlai trupučiuką. Norėjau, kad galbūt būtų geriau, kad biškutį anksčiau būčiau jį pažinus, bet iš tiesų labai gera jausti, kad ir žinoti, kad kas beivyktų gyvenime, kas be nutiktų. Kaip yra pasakyta, kad daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jį išveda viešpats. Aliuja. Amen. O dabar paliudys Valerijus iš Jonavos bažnyčios. Iš Šveicarijos kaimo. Manau, visi pažįstat mane, bet gal ne visi žino mano tikėjimo istoriją, kokia jinai buvo, bet manau, dauguma žino. Bet iš tikrųjų, kai mąsčiau apie visą pradžią, kaip viskas įvyko, tai galvoju, kad iš tikrųjų viešpats, kaip sakė Agnė, kad galėjau anksčiau, bet Dievas žino laiką. Jis yra numatęs laiką ir aš galvoju, kad jisai pašaukė mane pačiu laiku.
Šį pirmą Dievo susildymą turėjau 6 metų. Važiavau krikštytis kartu su teta ir Giedrius, mūsų pastorius, jisai meldėsi. Ir aš pajutau šventosios dvasios prisilietimą ir apsvaigo man galva. Tiesiog grinai išgyvenau Dievo antgamtinį buvimą. Buvo man 6 metai ir prisimenu kaip šiandien, kaip tai įvyko. Kas buvo, Gedvydas stovėjo Giedrius ir viską aiškiai prisimenu, kaip tai būtų vakar įvykę. Ir žinau, kad grįžau namo, pradėjau visiems skelbti, kad Dievas gyvas. 6 metų vaikas būdamas. Po visą kaimą draugam visiems skelbau, kad Dievas gyvas. Bet einant laikui, aš aišku, tam draugai, paaugliai, viskas įsiblėso, vertybė, supratimai. Aišku, kai draugai blogai elgdavosi, aš jausdavau viduje kažką negerai. Man liūdydavo, kad kažkas negerai. Bet aš dar iki galo nesuprasdavau. Ir gal man kai 15 metų buvo, mes klasėje užsiminėjom spiritizmu. Tiesiog kvietėmės dvasias tenai. Ir aš tas, kuris laikė adatą, ir aš pats įsigandau, kaip ta adata pradėjo judėti. Ir išeidamas iš mokyklos, pajutau, kad kažkas yra ne taip. Tiesiog jauti, kad kažkas yra ne taip, bet nesupranti kas. Ir dabar galiu vardinti, kad ta dvasia su manim kartu išėjo iš mokyklos su manim. Ir nuo to laiko pradėjo man, ta dvasia, jinai pradėjo mane atskleidinėti nuo realaus pasaulio. Pradėjo man vaidentis. Sapnai iš pat pradžių jinai ateina pamažu per sapnus. Sapnai tokie, košmarai visokie. Ir po to jinai vis save nori realizuoti mano kūne, tarsi kad mane valdytų. Tai toks etapas buvo. Ir pats paskutinis etapas buvo, kai aš tiesiog sėdėdamas namuose, kadangi mėgstu muziką, klausiau muziką, visas dangus aptemo, visiškai aptemo ir tarsi dvasia leidžiasi iš dangaus ir mane griebė. Ir man tai baisu pasidarė, aš pradėjau rėkti ir bėgau ieškoti mamos. Nes žinau, kad mama yra tikinti, jinai tikinti jau nemažai metų ir jos gyvenimas yra pasikeitęs. Ir išbėgau iš namų, tarsi tiesiog išbėgau, durys atidarytos, taip ir liko. Aš susitardau mamą, paaiškinau jų situaciją, kad čia blogai viskas. Mes nuėjom namo, mama paskambino kitiem krikščionim, kad jie melsusi. Ir pradėjau už mane melstis mama ir teta. Aš pastačiau tetą, mamą priekį, tetą iš galo, kad jaučiu fiziškai žmogų, nes dvasios per mane tiesiog nardė. Ta prasme, kad tu jaustum tą žmogų rankom pasiėmėsi, nes tos dvasios tiesiog kambarį visur jos lakstė per mane ir tiesiog buvo labai baisu. Mama sako, skaityk Bibliją. Aš skaitau, bet negaliu, neleidžia man kažką skaityti. Aš bandau rėkti, neina tiesiog, nei balsas, nieks. Ir mama stovėjo prieš mane, man pasirodė kaip naivelnės, jos akis buvo piktos, tokios atrodo, bet realiai mama sakė, kad manyje matėsi, kad buvo tas velnės. Meldėsi 3 valandas ir kažkur tai jau netoli 3 valandų aš pajaučiau, kad tos dvasios pradėjo lakstyti. Kur kas? Viena ten, atrodo, ten bėgo, ten, tarsi iš kambarijos pradėjo dinginėti. Ir pajaučiau kažkokią kitokią jėgą. Tokia didelė jėga, tai yra būtent Dievo jėga. Ir Viešpats atėjo. Ir mama sakė, kad nejautė prie manęs mirties dvasią. Ir aš jau supratau, kad pagrindinė kova jau yra laimėta. Kad jau ta pagrindinė kova yra laimėta, nes atėjo iš tikrųjų Viešpats. Ir prisimenu, kad jau kai ta pagrindinė kova laimėta buvo, mano kūnas apšalo visiškai. Aš į tualetą gal 2 savaitės nevaikščiau, nes viskas buvo užkietėję, viduriai tarsi būčiau miręs. Nors realiai aš buvau nemiręs. Ir tos dvasios vis dar ateidavo, tai esu ir skraidęs po kambarį, jos yra nešiojusios mano sielą. Bet šaukėsi tik tai Viešpaties, Jėzaus ir tas siela grįžta atgal į kūną. Ir kai grįžti į kūną, matai visą vaizdą atvirkščią. Jisai putėlį grįžta ir tada normalus vaizdas. Ir mane mama nuvedė į bažnyčią, tikėjimo žodžio bažnyčią, dar buvo ta tikėjimo žodžio bažnyčia ir tos dvasios nenori, kad aš eičiau tą bažnyčią. Tarsi nori nunešti mane nuo jos. Negalima to eiti tenai. Būtent į tikėjimo žodžio bažnyčią, o aš buvau labai prieš tikėjimo žodžio bažnyčią. Bet tik tai jau į bažnyčią visiškai ramybė. Visiškai atrodo tarsi ne jų teritorija, jos tarsi prie durų bažnyčios stovi ir įeiti negali. Jų nieks neįleidžia. Ir tada už mane meldėsi Mindaugas Sakalauskas, mes meldėmės su juo kartu jau atgailos malda. Ir aš grinai supratau, ką aš turiu daryti ir ką turiu sakyti.
Ir buvo atgilas malda iki ašarų, ašaros tikėjo, aš atgilau, atsiprašiau Dievą už savo poelgį, nes supratau, kad dvasios kviečiausi be jo leidimo. Ta prasme, kaip pasakyti, Dievas draudžia dvasiom eiti į šį pasaulį, kol žmogus pats neperžengia tos ribos. Ir kai tu tą padarai, reikia Dievą atsiprašyti už tai, kad tu tai padarei. Ir tada viešpats tarsi, jis atleidžia šitą vietą. Tai ir aš pradėjau vaikščioti čia į bažnyčią. Aišku, turėjo natūraliai draugai, yra tiesiniai, aišku, šaipydavosi ten ir panašiai. Ir vieną dieną aš nuvažiavau su mama pas Birutę, išėjau koridorių parūkyti, nes dar rūkydavau. Ir taip laikau cigaretę, bet dar nei dūmo netraukęs. Ir viešpats prasuko mano visą seną gyvenimą ir naują gyvenimą, kokį aš turėsiu gyventi. Turėsi atsisakyti draugų, turėsi atsisakyti visko. Ir jis taip aiškiai parodė, sako, tu turi pasirinkti dabar, ar tu gyveni tą seną gyvenimą ir viskas grįž taip, kaip buvo, ar tu gyveni naują gyvenimą. Ir aš numečiau cigaretę laiptinėje, tiesiog, aišku, gal šiukšlinti negerai, bet tiesiog numečiau cigaretę laiptinėje ir iki šiol jau tos cigaretės nesu pakėlęs, tai jau praėjo 17-18 metų kažkur. Bet toks tvirtas apsisprendimas, viešpats iš tikrųjų jisai ir suteikia malonės. Išeiti iš to. Aišku, tu ten sapnuodavai, kad rūkai ir panašiai, bet esmė yra visgi ne čionai, nes ne visi mes patiriam taip, ne, tą Dievo angelių, mes visi kažkaip įtikim, nes akcentas yra ne tame, tai yra tik tai mano patirtis kažkokia, kurią aš patyriau, bet pats stipriausias dalykas buvo, kai yra pasakęs, Abraomas yra pasakęs, kaip Jėzus pasakojo, kad vienas nukeliavo pas Abraomą, kitas į pragarą. Ir jis sako, nusiųsk pas mano brolius, kad jie atgailautų. Ir jis taip pasako, jeigu jie neklauso Mozės ir pranašų, tai jie net neįtikės, negu ir kažkas iš numirusių prisikeltų. Esmė yra, kad mane sužavėjo Dievo žodis. Kad šitoje bažnyčioje, būtent šitoje bažnyčioje Dievo žodis buvo toksai, kuris keičia gyvenimą. Kuris tikslingai tave nukreipia ten, kur reikia. Štai kas mano širdį labiausiai sužavėjo. Netgi tai daugiau buvo negu tas antgamtiškumas, kurį aš patyriau. Tai buvo kur kas daugiau už tai. Ir tai širdį daug labiau žavėjo. Ir tai daug daugiau įtakos padarė negu antgamtiniai tie dalykai, kuriuos aš patyriau. Ir iš tikrųjų, kaip minėjau, kad kiekvienas mes skirtingą tą kelią turim, bet pati esmė yra Dievo žodis. Tai, kai jisai kalba per savo žodį. Per tai galime jį pažinti. Ir kiekvienas iš mūsų iš kažkurios pusės jį pažino būtent per jo žodį. Koks jis yra, nesusižavėjom, mes jį pamilome ir todėl dėl jo ir sekame mes iš tikrųjų. Tai tiek būtų iš manęs. Ir norėčiau labai jums padėkoti. Tenka važiuoti namo, nes vaikas nerimauja labai, tai mes su žmona jau važiuosime. Ačiū, kad iš tikrųjų atvažiavote. Buvo malonu su jums pabūti, pabendrauti. Ko nepavyko, gal kitą kartą pavyks. Tai kaip sakyti, vietos maža man buvo darželį, tai pasamdė būti tokį saugat. Namuose, kaip sakyti. Tai paskui, kai tikėjau, tik atsiminiau, kad tai buvo te pasakai apie Jėzų, apie Jėzaus stebuklus, bet tai vaikai kas ten, atrodė pasakėlis kokias ir tiek. Paskui mokyklai irgi toks labai būrelių daug lankiau, pramoginius ir kartingys, ir saukur krojų, ir krepšinio futbolo viso pilna buvo. Nu ką, paskui armijos iki 23 metų dirbau per 2-3 darbus irgi. Paskutinis darbas buvo kasdien restorane. Tai iki 24 metų, 25 metų, ne, iki 23 metų jau taip gasaliau, tada jau galvoju, reikėjo pradėti šeimos jų ieškoti. Žodžiu,
Stormice biškai. Tai žemėjau beveik 25 metai buvo. Nu, sakau, gyvenimas kai kalnas. Čia kapralinis būtas, čia baldai dar prieš vestuvę supirkinėjau. Va, pakalpasiras, ten viską kažkaip kūriau gyvenimo statai, bet, nu, kaip saka, ant smėliuką, ne Jėzus pamatau. Nu ką, 15 metų pragyvenom, čia buvo 2004 metai, tai lipiu prieš kalną, prie namų. Senis kaip gal 10 valandų buvo, žiūri koja kitom pusėn, nu ką, nuvažiuoja greitojon, įsinėlis iš klubo buvau, laikė pakabintą kolišiniam pedėlų, kaip išsigonis koja kabėjo, nu, negyva koja, vien žodžiu. Per 2 metus 3 mėnesius pasidarė, nu, tokia per visą koją žaizdą, kad reikėjo nupjauti. 2007 nupjavo. Tai va, čia buvo 2004 trauma gruodžio 12. 2005 vienu žodžiu išsiskyriau. Kur galėjau ligoninį, padavė skyrybas žmona, čia, nu, vienu žodžiu, suvėjau. Čia motina mirė, čia turėjau ant fūros sėsti, o nuo to važią jau po užsienį važinėti, nu, subirėjo viskas. Kaip sakyti, gyvenime darėjau. Tai tokių buvau prisigalvojęs tokių minčių, vienu žodžiu, kaip nusižudyti, kad būtų kaip nelaimingas atsitikimas. Tenai, sakau, stoga kokia, tai dar susižalosi, ten, jeigu neusimušite po mašiną polisai, žmogui bėdos padarysi, tai vėl tai net buvau prigalvojus, net kaip įsikas duobę ir kad užsiverstų pati duobė, kad net nebereiktų užkasinėti, bandysiu niekam. Tai, vienu žodžiu, nu ir Dievo, sakydavau, Dievo nėra, antgamtiška kažkas tai yra, bet Dievo tai nėra. Nu, tokių visokių stebuklų per gyvenimų, nu, tokių visokių buvo ten, sapnau, kad kojų suslaužiau. Tai patvyvinsiu toje vietoje, kur sapnau, suslaužiau kojų. Bet, sakau, kažkokių ten gamtinių dalykų būdavo. Tai kas pašnekėdavo man apie Dievą, ne, sakydavau, sakau, kažkas tai yra, bet Dievo tai nėra. Na ir po to viską, čia po to visų nelaimių, viską kažkaip tai šaukiaus Dievo. Nu, nors netikėjau, nežinau apie Dievo ženėjau su bažnyčiu, bet net pasižegnot nemokėjau. Važiuoju bažnyčią, klausiu, kaip čia pasižegnot gerai, šiaip tai su kari ranko, kari pusė čia, kaip čia, nu ir dėl pabūčių, tokias suprastūras, kaip sakant, kaip bažnyčia. Tai va, šaukiaus Dievo 9 metus, kol 13 metais atvažiavo Anykščios eklezija su palapinė. Tada prisileidė Dievas, kaip sakyti, jau norėjau sekti su jais, kurie nevažiavo su bažnyčiu, kito jie, aišku, neėmė. Tada buvo, nežinau, kurie metai, kad gal 12 kokie metai. Nu taip, gal 12 metai sėdau ant vežimo, jau tiek buvo visokių ir stuburas, nu, žodžiu, ligų tiek buvo, kad jau nebegalėjau paeiti. Chirurgas sako, sėsi ant vežimo, jau nebesikelsi. Nu, bet po 2,5 metų atsikėliau. Tai va, tada
po to, sakau, sužinau apie Dievą 13 metais. Tada, tuo pasibaigė. Ir niekur daugiau nieko nebuvo girdėjęs, nieko nežinau, nieks man apie Dievą daugiau nebuvo net sutikęs tokio žmogus tikinčia. Nikščios. Tada 14 metais, čia irgi gruodžio 19, sesuo surado ten Trašūnus senelių namus, galvoja, kaip čia geriau, kiek be išėję, vien žodžiu, ten toks daktaras vienas, tai pavadina bomžvadu, ten organizuodavo aš tenai. Pats pinigų turėjau, žinau, buvau, senai pensija nebloga buvo, invalidumą. Tai arba aš turėdavau, neturėdavau, tai organizuodavau tenai jau, ten kas kam kur nuvešt parduoti, ar tai kas kaip, vienu žodžiu, tai organizatorius toks, tai jo kur buvau, tai va taip. Ir tada Traškūnus kaip puoliau. Dabar štai vieną kartą slaugos ligoninėn paguldė dėl kojas, ten 4 mėnesiam paguldė 2 savaitės. Prabuvau ir su vežimėliu žiemų pabėgau. Čiutnai kelių sniegą, kaip dabar neįsivaizduoju, kaip sugebėjau. Kitą kartą paguldė vėl. Sakau, daktarui, dabar jau iškentėsiu, sakau, 4 mėnesius, tai vis tiek po 2 mėnesių pabėgau. Traškūnas jau kaip puoliau, kažkaip tai žiūri apie Dievą šneka, dar Birutė, Nikščių vyresnioji, mano klasiokė. Tai Dievas sienų pastatė, kad 304 metus nebuvom susitikę Anykščius. Tai paskui, sakau, Traškūnas jau žiūri apie Dievų šneką, o sakau, čia galiu ir pabūsiu biškį. Kaip išsiskyriau, tai vienu žodžiu išėjau, net kaip kapšelė, jokio neapsiėmiau, kaip stovu, taip išėjau iš. Nors kapradinis būtas buvo susvinimai, nustatytas, kaip sakyti, mano, ten ir valda buvo supirkti, nieką nepasėmė iš jūsų, nieką, ant tiek buvau pričiūtis, žurnus, nežinau, nemoku pasakyti, ten pykščia buvo, tada tai buvo, tada jau pradėjau kažkaip tai apie Dievą jau čia, Biblijas, studijas, skaitimai visokie, paskui ten Adolfo kursas buvo, šventosios dvasios ir būdavo važinėdavom prie bažnyčias, svečiuos, tai šiandien ten Vilnių, tai ir buvom Ukmergėj baptistų bažnyčią nuvažiavę, ir ten buvo, nežinau, Amerikas lietuvis ar Lietuvos amerikonas, bet jis ten lietuviškai šnekėjo kažkaip tai, tai ten labai pamokslas toks, giesmės, viskas, ir tai prisilydė, kad gavau grinai šventosios dvasios tą prisilydimą, ten raudojau, paskaidam baptistų, raudų, sakau, pasigrįžti noriu, žiūri, kažkaip tai nustebęs, man kaip čia kažkaip gaunas, tai vienas žodžiu pasikeitė, taip įdomu, sakau, ir spalvos medžių pasikeitė ir viskas, sakau, meilė žmonėm ir svarbu tai pasakyti, kaip sakyti, kad nepradėti sakyti visiems, kad kaip aš tave myliu ten. Tada man ten labai įstriga, sakau, Tado Blindas, žiūrėjau, tai ten, nežinau, gal 100 kartą, tada po to šventosios dvasios palestinimą visai tas filmas kaip tikėjo, tai ką mačiau, to nebemačiau, ko nemačiau, pasikeitė turinys filmo kažkaip, tai, įdomiai ten, kažkaip tas dalykas įstriga. Tai va.
Ir pagyvenau kiek laiko, tada, vien žodžiu, Anykščių bažnyčia rinkdavos tenai Trečiame aukšte. Šitam būtinė ten patalpos. Tai ten visokių, iš Taškūno atvažiuodavo, senelių, iš Lubų, ne vienas, aš iš Lubų atsivėjau, tiesai, 15 pradžioj atsikėliau. Vis tiek, o Dievas pastatė ant kojų, bet taip, kaip tas pirmas atsikėlimas, tai buvo tas aukščio baimė. Atsikėliau, galvoju, sakau, aš šitoks didelis, ar kaip nuo antrą aukštą, dar rodo žiūri, žemė tik toli buvo. Tai, tada, sakau, apie tą bažnyčią, sakau, gausiu socialinį būstų, sakau, bažnyčia rinksis pasvadinti. Tai, čia, kaip sakyt, galėjau gauti ten kambariuko, ten 3 ant 2, vieną kambarį būtas, 46,05 kvadratą. Tai rinkas bažnyčia gal 3 metus pasvadinti namuose. Tai ir klėjai, ir ląstelės, ir ten buvo ten, ir tiesa būtų gavau, ten tikinčiųjų buvo, ten kryžius kabėjo, ten su to Jėzusiuku paveikslas, tai kažkoksai, bindugal, tai to aš jų žinau, čia kad jau čia kataliko kažkių, tai kada tos paveikslus, ir tų na kryžius nuėmiau, nukelą ar kaip tai vadina. Ir kažkaip švakarys atvažiavo čia, žiūrint kryžius būta, to. Tai čia galvoju pasijuokas, tai kur tas jau, tai kad sakau, nežinai, kad 3 dienoje prisikėlė Jėzus. Ir pasibaigė to kalba. Ir tokių, ir tų būtų, kai gavau, tai irgi sapnas toks buvo. Aš ten buvo Taškūnas, atsikeliu ir taip dirbu kažką tai tenai, nelaukdavau, pusryčių pavalgau ir dirbu kažką. Šeimininkai sakau, kokį durnų sapnų, sakau, čia sakau, toks, sakau, kambarys, kaimynai toli, čia vanduo varva, sakau, sėdžiu prie krauklį, sakau, rankšluosčių galvą užsidėjęs ir barsus skutau, sakau. Tai papasakau, gamtų būtų lygiai, vonė apžėlus, kalkiam starai, tenai varva vanduo, ten kaimynai atskrizinti įmas toli, lygiai sapnas toks. Ne. Tik nesupratau, kaip tas raštas ar galvos. Tai va, tokių, ir paskui, sakau, Dievas tokių, paskui, ir dėl to neatleidimą, kad to pykčia žmonai būdavo tik tai kažkokia proga, ar kas iššventė, ar kas, ir būdavo atsiprašinėjai. Pats pykau, bet pats atsiprašinėjau, tai sakau, iš kur tos posūkis senas, jeigu pyksti, atsiprašyk. Tai va, atsiprašinėjau, sakau, nežinau, gal metus gerus, tai tikrai kažkaip tik kol pats atleidau. Tai kai atleidau, prasidėjo, sakau, stebuklai tokie visokie, ten, vienu žodžiu, Davidą ten Taškūną dar rūkydavau, tai išėjau tą naktį parakyti 12 valandą, ir su Dievu tai pašnekėti, tai kažko paklausiu, sakau, Dieve, parodyk kažkokį ženklą, plium žvaigždė, vėl iš tenai, plium žvaigždė, ir taip nadušęs pasišnekėjau su Dievu, pasirauda metį ryto lietus, žvaigždžių lietus, kaip būna čia rugpjūčio, kada mėnesį, taip nadušęs. Taip, čia kaip sakau, niekada nebesitikėjau,
tenai, nu tai, dar prieš tai, nu kaip, čia pagalvoju, laimim po viską. Tada, nu ką, vis tiek gyvenime noriu, čia nieko perspektyvos nematau. Važinėjau, getas nori pragėriau teisės, pragėriau neverkėję, tada, nu, vienu žodžiu, nieko nebedarėjau, tik tai jau toks egzistavimas buvo. Ką Jėzus padarė? Paskui patikėjimą, nu ką, reikia susilaikyti. Pasimakinau, dar tik pradėjęs vaikščioti. Einu komisijų, daktarų, buvau pradės, tarp 14 metais mirė plautis. Mirė plautis, vienu žodžiu, svetimkūnis organizme. Čia Vilniuje jau pilkas buvau, jau toks, buvau su pusę mėnesį niekad nevalgęs, niekad negalėjau suvalgyti, svetimkūnis organizme. Tai praradau balsą, šneko iš vis kaip žuvis. Tada miškai balsas atsiradinėja, nesuprasdavau, kur šneku. Tai kaip jūs suprantate, aš suprantu, kur sakau, o jie nesupranta. Tai pykdavau, kad nesupranta, kur sakau. Tai paskui jau, dabar čia buvo su seserimi telefonu šneku, sako, tai tu visą gėtą, sako. Sakau, aš nekraunu dėmesį ir kažkaip tikėjimo, tai čia buvo mirus, tai takūntė, ir pas notarus, su seserį aš iš vis nekėsi, jau tada buvo prasidėję visą, nu, ta, kažkokį mernėję, kad plautis ar kas, jau šneka tokia buvo. Tai va, tada Praškūnas, sakau, atsistatė, tada paviškiai, balsas šneka, nuvažiavau teisų laikyti, kaip Nadūšės pasiveldėm ir bažnyčiai, iš pirmą kartą atčiut paeinu, visas klebantis, padelė, pilna nepakeldavau arbatas. Tai žiūri visi jaunuoliai tenai, važiavome laikyti, kaip sakau, kur Nadūšės malda, tai Nadūšės. Taip, Birutė sako, nu, šitiek metų važinėjai, tai čia laisvai išlaikysi. Nuvažiavau ir neišlaikiau, važiavau. Paskui dar kartą jau irgi Nadūšės jau pasiveldas, jau nuvažiavau, išlaikiau. Dėl mašinas irgi įdomi, taip, sakau, man reikia tokios mašinos, kad, sakau, bent 7 ar 9 vietą, kad senelius galėčiau aš kažkur tai ten, vėl ten. Nu ir internete ieškau, neturėjau savo jokios planšetės, jėga internete bibliotekai. Ieškau vieną dieną, kitą dieną. Nu ir galvoju, reikia tik mašinų čia pasirašiau. Ir prie vienos šauktukas padėtas. Vakar šitas šauktukas. Nu, ir paskambinau, pakrovė tą mašiną. Sutarėm viską čia važiuoti, kažkaip čia turėjau grįžti paskolinį pinigų. Paskolinę sūdai, neturi prie savęs, nu tai ką čia, galvoju, nu ką, jūs jau važiuoja. Kaip tik Birutė kažkur tai važiavo, nebeatsimenu, ar Akmenė. Mes kartu gal Akmenė važiavome. Nu kažkaip tai ir išėjo, ir tik pakeliui į tas važiavimas. Tada ta senelį buvo vyresnioji paskolina, pusė sumos, ten toks anykštėnų Vilniuje gyvena, toks Rimas sako, privesiu aš tam. Važiuoju, su pusė pinigų, kažkaip tai nedomiai buvo. Nu, nesvarbu, tik šitą mašiną ir nekiek kainuoja, gal trečdalis kainos sumos mašinas. Nusipirkau, kompensavo ten, kiek dar kompensavo, tai man čia 304 € už mašiną.
34 eurai. Nu, šiandien valdumai, kaip žeglį. Šis va, šis su grupė reikia ir biržai stovėti, ir, kaip saka, ir socialinį čia, ir vėl, kaip nuvežiau, kai trečią grupę davė, surinkau visas ligas, kai nuvežiau, iškart pirmą davė grupę. Tada, sakot, su vienu socialinį darbuotoją priklausė ten, tai dar kartą nuvažiavau, tai dabar 20% tik tai darbingas. Tai va, tai kiek išgydė Dievas ligų, sakau, nu visas ligas išgydė, o tik likau be kojas, koja ne tavo. Bet gal dar ataugs, ne? Turi vilties, kad koja dar bus. Tai va. Dievas žino. Tai va, sakau, Dievas dar biškį palieka, kad likutį kaip... Kad nepabėgtų nuo Dievo. Antrų koja bus ir išvarys į trasą. Taip. Kad neužmirštum, jo. Kad pavadytų vietą. Savo širdies, sumos tave, daug tu atleidi man, tu priimi mane, savo meilės slėpti. Ačiū tau, nes tu mano mylimas, ačiū tau, kad geras esi. Ačiū tau, kad negali paklysti. Ačiū tau, kad tu man mylimas. Ačiū tau, kad geras esi. Ačiū tau, kad neleidai paklysti. Atbėgusiu pas viešpatį vaikų, suspaudime bedugniai netekties, malonė
Dieve, vidury nakties. Prie tavo kojų gerai ir saugu. Čia gyriu tau, čia šlovę tau aukoju. Norėčiau visad būt prie tavo kojų, atbėgusių pas viešpatį vaikų. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk man, saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Nes tavo aš, o mano tu. Dvasia vesk mane, kur niekad neišdrįsčiau, vandeniu padėk man eiti, bet kur tik pašauksi. Vesk toliau nei mano kojos, kad nuklystų, ir tik keli mesti galėsiu, būnant tik su Kristum. Dvasia vesk mane, kur niekad neišdrįsčiau, vandeniu padėk man eiti, bet kur tik pašauksi. Meilės nežinojau, kai aš ėjau savo keliu, tik skausmą širdyje nešiojau. Kai aš ėjau savo keliu, tik skausmą širdyje nešiojau. Aš
pastabų visų, kad tyras būčiau aš. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Tu paparaci, man baigu. Atstatyk, kas sugriauta, dėl savo vardo šlovės. Atsodink, atgis, nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Akmeninę širdį pakeis kietumo širdį, akmeninę širdį tu pakeis, kad gyvas būčiau, pranašauju šiandien, kad tai, kas buvo mirę, gyvenimui pakyla dėl tavo vardo. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai atgis. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis.